Sveiki visi, mylintys Dievą, Biblijos žinovai. Kai Jėzus paklausė fariziejų, pasakyk, koks didžiausias įstatymas, kaip pats supranti, jis jam pasakė, yra du. Pirmas, mylėk savo viešpatį visų supratimu, visą savo esybę, visom savo galimom priemonėm. Antras lygiai toks pat, mylėk savo artimą. Ant šitų įstatymų laikosi visas įstatymas ir pranašai. Jėzus neatėjo pakeisti įstatymą, jis atėjo, kad per jį įvyktų tas įstatymas ir pranašai. Taip kad, kas daug filosofuoja, diskutuojat, tai pagrindiniai dalykai, mylėk savo viešpatį visų supratimu, jeigu jį pažįsti, aišku. Ir antras lygiai toks pat, mylėk savo artimą. Visiems palaiminimų. Amen.